Žmogui gyvenime labai svarbus paukščiai. Kadaise tai buvo pasiuntiniai tarp žmonių ir dievų, tarp dangaus ir žemės, tarp pavasario ir žiemos. Tai buvo žinianešiai ir todėl ir dainuose dainuojama sakalėli paukštužėli, taukštai lakioji, naujienas nešioji ir taip toliau. Pavasario metą žmonės sužinodavo iš to, kaip parskrenda paukščiai. Be abejo, mums gyvenantiems miestuose labai sudėtinga. Per miestus paukščiai nedaug skrenda, stengiasi juos aplenkti. Tačiau jeigu prie miestų, kaip kad prie Vilniaus mes turime gražų Pavilnių Verkių regioninį parką, šitame parke mes galime surasti gausybę paukščių, ar ne vaikai? Galime, tik reikia paieškoti. Tarp medžių guotų yra pievos, lomelės, kur susuka žolėse. Kai kurie paukšteliai tiesiog žoliai suka lizdą. Ir vienas iš tokių yra vyturiukas. Sakmė sako, kad dievulis jį sukūrė iš žemės grumstelio. Kai pamatė varganą artoją, sunkiai ariantį ir neturintį laiko net nusišypsoti, paėmė žemės grumstelį, pamėtėjo į dangų ir danguje pradėjo čiulbėti vieversiukas, širų vyrų pavasaris, nusišypsokit, širų vyrų pavasaris. Taigi ir dabar žmonės, kai išgirsta vieversiuko giesmelę, o jos laukia apie vasario 24 dieną, kuri sutapatinta su Motiejaus diena, taigi žmonės nusišypso, pakartoja vieversio giesmelę ir yra laimingi. Beje, vaikams vieversio dieną, jeigu žiemą jie ilgai sėdėdavo troboje, tai vieversio dieną būtinai liepdavo išbėgti ir pabėgioti aplink sodybą, po sodą ir taip toliau, o kai jie grįždavo, jiems mamos iškepdavo bandelę iš įvairiausių rūšių grūdų. Praeina vieversio diena, bet pavasarį daug paukščių. Ir vaikams suaugusieji nori padaryti kuo daugiau gražių dienų. Kovas. Jau pats mėnuo pavadintas išdidaus paukščio kovarnio vardu. Kovai parskrido, pavasario tikimės. Dailininkai piešia tuos paukščius, na, o kovarnį varną apdainuoja ir dainos, nes jie parneša laiškus iš karo laukų. Taigi, kovui skirtas visas mėnuo. Ir sakydavo, kad kai kovai parskrisdavo, tai senoliai mūsų balnodavo žirgus ir patraukdavo į karo žygius. Su dievaičiu kovu, na, į karą arba į kovą. Kovo 4 dieną paskiriame varnėnui, špokui, šnekučiui. Labiausiai man patinka šitas pavadinimas. Varnėnas šnekutis, nes varnėnas iš tiesų yra šnekutis. Jis ne tik tai čiauška savo kalbą ir žmogui reikia išversti, bet jis išmoksta ir žmonių kalbos. Ir išėjęs rytą gali girdėti labas rytas. Labas rytas, jeigu žmonės toje sodyboje moka pasisveikinti. Na, jeigu žmonės vartoja kitokius žodžius, varnėnas gali išmokti kitokių žodžių. Kaip afrikiečių papūga išduoda savo šeimininko kalbėseną ir charakterį, tai prie namų gyvenantis varnėnas irgi gali mus pasitikdamas pasakyti, kokie čia žmonės gyvena, ar keiksmininkai, ar gražiažodžiai. Bet varnėnas ne dėl to mums svarbus. Varnėnas apžiūri visą sodelį, nurankioja visus kirminėlius ir todėl mes turime obuolių ir visokiausių kitokių vaisių. Tai už tai varnėnui žmonės ir kelia inkilėlius. Na, kartais va to. Naujina kasmet, padažo, kad varnėnas pasidžiaugtų. Varnėnas jau dar vienas sparnas į pavasarį. Jau atskridus tiems paukšteliams, žmonės pradeda žvalgytis, ar jau paukštlėkis. Na, ir sakoma, kad kovo 10 dieną, kuris senuose kalendoriuose yra 40 paukščių diena, Lietuvoje turėtų būti jau 40 rūšių paukščių. Ar jų 40 turi parlėkti? Ornitologai sako, kad kol kas 20 parlėkė. Ar čia sudedame tuos, kurie liko žiemoti, o juk lieka varnos, kuosos, žvirbliai, zylutės, jos nesitraukia, jos mūsų draugai, jos
vasarą mums dirba, o žiemą atskridęs napeliu pasibeldžia. Gal atlygį duotumėt, gal žiemą atsilygintumėt už mūsų tą darbelį. Taigi sudėjus visus, tikrai ir kovo 10 40 paukščių Lietuvoje suskaičiuotume. Na, o kai jų parskrenda dar daugiau, tai žinau, kad mūsų vien patarlių kartoteka sako, kad patarlėmis, o patarlės tai ne tik vardo pavadinimas, patarlėse pasakoma, pavyzdžiui, nepažįsta gegutė savo vaikų. Kalbam apie mamą, kuri užsiėmus kitkuo, o jos vaikai auga savo. Taigi sulyginama su gegutės, nes apie gegutę sakmėse taip sakoma. Arba sakysim, kas vyrs, žvirblis nevyrs, apie pagirūną, kuris, oi, aš toks vyras, o tik tai žvirblis nevyras. Na tai va, šitokių pastebėjimų vien patarlių kartotekoje yra daugiau kaip 70. O taigi ne visi dar jie suminėti. Mūsų paukščiai labai gausūs ir mes bevaikščiodami aplink, kas palei Vilnių, kas palei savo miestus, miškuose galim pamatyti įvairiausių spalvų, išgirsti įvairiausių balsų, o jeigu gerai įsiklausysime, pradėsime ir pažinti, ir suprasti, nes kiekvienas jų turi savo kalbą, todėl yra garsų pamėgdžiojimai. O kas yra garsų pamėgdžiojimai? Tai nėra varna kra, gegutė kuku, o tai yra paukščių balsų vertimas į žmonių kalbą. Gegutė sako, kuku, kuku, kurtu, viriau taukų, pyliau taukų. Arba kas nors kitas pempelė sako, gyvi, ar sveiki, ar gyvi, nebūkit klyvi, lizdų neardykit, mūsų nevaikykit. Pempelė atskrenda dar vėliau negu 40 paukščių ir tai yra kovo 19 diena. Kovo 19, dabar mes kalendorijoje matome užrašytą Švento Juozapo, žmonės žino, kad galima kelti nedidelės vestuves tą dieną. Na, o pempelė nuo senų senovės buvo martelių globėja. Ir sakoma, šokinėjo pempelė po pievą, parsivedė martelę, kvietkuotą, susikirto klietelę, kampuotą ir štai pempelė rūpinasi, kad martelės jau savo rūtų darželius taisytų, kad lauktų pirštų. Apie vaikus, apie gyvus žmonės, sveikus ir gyvus, kurie turi užsiimti pavasario darbais. Su pempe, nesulaukus pavasario, žmonės su dar didesniu ilgesiu pradeda žvalgytis, o gal jau gandras suka kokį nors ratą. Jau būna iškelta ant aukštesnio medžio, arba vežėčių ratas, arba akėčios, nes gandras didelis paukštis, jam reikia didelio ir lizdo. Kam užtenka inkiliuko, kam užtenka žolės kuokštelio, o gandrui reikia didelio plataus lizdo, kuris yra skrydžio, pakilimo ir nutūpimo aikštelė. Taigi, žmonės prie namų įkėlę į gandralizdžiams pamatą laukia. Atskris gandrų pora, įsikurs ar ne. Sakoma, kad sodyba, prie kurios gyvena gandrai, bus laiminga, jinai niekada nedegs, jo žmonės sutars. Na, iš kitos pusės, jeigu žmonės pradės pyktis, gandrai gali palikti tą sodybą ir tada nelaimės gali sugrįžti. Su gandru draugaujama, iš gandro laukiama vaikučių, broliukų, sesučių, o paskui dar mažesnių anūkėlių ir anūkyčių, visi kažko laukia. Bet jeigu pavasaris toks ilgas, snieguotas kaip šių metų pavasaris, tai labiausiai laukia, kad gandras parneštų ant uodegos kielę. O kielė, kurią žmonės dar vadina lecpira, mažiukė paukštelė, bet turi ilgas ir stiprias kojas. Ir jis sako, čirkai spirsiu, tik parūks. O kai parūks, išgaruos ledai, tada žolytė pakils ir pavasaris bus tikras, žalias, gražus. Na, žinoma, po kielės išspardyto ledo
jau dairosi, kur lizdą susukti balandis, kiti paukščiai jau peri, o balandis tinginys keletą šakelių pasimeta, gerai, nes jis daugiau siejamės komplimentais, burkų, pačiūt burkų, gražiausia burkų, mieliausia burkų, tu man labiausia burkų. Na, šneka balandis, bet vis tiek balandžiukus peri, tam reikia nemažai laiko, todėl balandžiui paskirtas irgi visas balandžio mėnuo. Na, o po to jau atskrenda gegutė, pasižiūri, kad ir mūsų vaikai po metų kitų jau paaugę į jaunuolius ir merginas ir pradeda jiems kukuoti laimę. Kuku, po metų kitų būsi studentas, po metų kitų ištekėsi, po metų kitų apsivesi, kuku, kai bus puiku. Taigi pavasarį pradėkime žvalgytis į paukščius ir vasarą irgi pasiklausykite jų giesmės, o ypač devynbalsės lakštingalos giesmės, kurią vien ištraliuoti būtų, na, užtektų visos nakties nuo saulėlydžio iki saulėtekio.